Prieš 5 metus, kai pradėjome ruoštis vaikeliui, per kursus tikrai dažnai tekdavo girdėti daug įvairios informacijos apie nėštumą, apie gimdymą, apie naujagimio priežiūrą. Bet kažkaip nepasiekdavo mūsų ta informacija apie visą tai, kas lauks po to. Ir pasirodo, kad gimdymas buvo lengviausia viso proceso dalis. Mes jautėmės lyg mūsų užgriuvo tokia didelė lavina iššūkių ir sunkumų, kuriems buvom visiškai nepasiruošę. Sakyčiau, kad standartiškai didžiausi sunkumai yra tie kokie pirmi keli metai, kada kyla techniniai klausimai apie vaiko raidą, apie miegą, priežiūrą, vaiko sveikatą ir panašiai. Esame pirma karta, kuri turime tiek daug informacijos apie tai, kaip auginti vaikus. Bet nei viena kita karta dar nejautė tiek kaltės ir baimės suklysti, kiek jaučiame mes, šiuolaikiniai tėvai. Aš manau, kad didžiausi sunkumai šiai dienai visgi yra ne apie tai, kaip auginti vaikus, informacijos mes turim jau tikrai pakankamai. Didžiausi sunkumai yra su tuo, kaip tvarkytis su vienišumu, su savo jausmais, su emocijom, su nuovargiu tėvystėje. Su Auganti šeima klubu mes visą bendruomenę organizuojame online formatu. Ir kuo tai yra naudinga ir kuo padeda mamai, tai kad visa pagalba ir palaikymas mamą pasiekia tada, kada jai to labiausiai reikia ir ten, kur ji yra. Mes turime budinčius gydytojus, psichologus ir kitus specialistus, kurių galima paklausti. Yra live sesijos su psichologėmis ir kitais specialistais. Taip pat mamos savo kišenėje kiekvieną dieną visą parą turi virš 100 mokymų su vienais geriausių Lietuvoje specialistų. Tai ta bendruomenė yra toks tarsi virtualus, didelis kaimas, kuris visada yra šalia mamos, nesvarbu, kur ji būtų, ką ji išgyventų, tam, kad Lietuvoje turėtumėm daugiau laimingesnių, ramesnių mamų ir mažiau liūdnų istorijų bei kartais tragedijų. Po gimdymo, jeigu mes taip žiūrėtumėm, pirmosios 2-3 savaitės, tai yra ta pogimdyvinė melancholija, ar ne, kuri nėra psichikos sutrikimas, tai yra būklė, kurią išgyvena 60-80% moterų. Tai yra būklė, kur sulaukus pagalbos, saugumo, neskubėjimo, tokio lėto tempo, įsivažiavimo, įsipatoginimo motinystėje praeina savaime. Pogimdyvinė depresija gali prasidėti per visus pirmuosius vaiko gyvenimo metus. Dažniausiai per pirmuosius mėnesius. Bet gali prasidėti ir ties pusmečių suėjus vaikučiu ar ties metais. Bet jeigu matom, kad tie požymiai sunkėja ir ne, būklė prastėja, tai kai šeima jaučia, kad moteris ilgiau negu 2-3 savaitės jaučiasi iš tiesų nelaiminga, daugiau nelaiminga negu kitų malonių emocijų, jinai mažai patiria, išsenka, pervargsta, tai kreiptis pagalbos yra būtina. Teikiam pagalbą psichiatrės konsultaciją. Jeigu reikia po gimdymo, teikiam ir žindymo specialisčių konsultacijų, kur matom, kad moteris patoginusios jau žindyme, kaip atsilaisvina daugelį dalykų, kurie jas slėgia. Taip pat turim dulų konsultacijas, gali būti teikiamos pagalbai vaikelio priežiūros klausimais. Tai visų pirma, kad pagelbėti atpažinti simptomus, tai yra priimtas sveikatos saugos ministro įsakymo pakeitimai, kurie įpareigoja šeimos gydytojus ar akušerius ar užduoti 2 paprastus klausimus. Tai yra, ar moters pastaruoju metu nekankina depresyvi nuotaika ir ar nedingo susidomėjimas įprastinė veikla, kurie anksčiau ją domino ir teikia pasitenkinimą. Ir tais atvejais, kai bent vieną iš tų klausimų yra atsakoma teigiamai, moteriai turi būti pasiūlyta užpildyti Edinburgo pogimdyvinės depresijos klausimyną. Na ir ten jau paskui pagal klausimyną vertinama, ar yra rizika, kad tai yra pogimdyvinė depresija, ar tos rizikos nėra. Visoje Lietuvoje, čia nieko naujo, yra daugiau negu 100 psichikos sveikatos centrų. Ir visi Lietuvos gyventojai esam prie jų prirašyti. Tiek jūs, tiek aš, tiek visi kiti esam prirašyti ir galim gauti tas paslaugas. Kreipiantis į psichikos sveikatos centrą, jokio siuntimo nereikia. Ir psichikos sveikatos centre paslaugas teikia komanda. Tai yra gydytojas psichiatras,
medicinos psichologas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Tai visų šitų specialistų pagalbą ir galima gauti tiesiogiai kreipiantis į psichikos sveikatos centrą. Tai yra to, ko labiausiai reikia. Siūlyčiau gyventojams kreipti dėmesį ir įeiti į mūsų tinklalapį www.pagalba.sau, kur būtent ir galima rasti ir Edinburgo pogimdyvinės depresijos klausimyną, kurį galėtų pati moteris įsivertinti ir pasižiūrėti, ar turi simptomų ar neturi. Kartais netgi rekomenduočiau, kad galėtų tą klausimyną užpildyti ir artimieji, jeigu moteris, jie mato simptomus, o moteris kategoriškai neigia, kad jai viskas yra gerai. Kartais irgi tai yra vienas iš simptomų. Ir paskatinti tuo atveju kreiptis į specialistus, jeigu jau yra, jeigu net pagal tą klausimyną yra gaunamas, surinkamas toks balų skaičius, kuris indikuoja, kad vis tik tai yra didelė rizika, kad yra pogimdyvinė depresija. Ir artimųjų pagalba šituo atveju tikrai yra labai labai svarbi.